gavom užsakymą pasižiūrėti Mersą S klasės, atvažiuojam, aprodo žmona savo vyro automobilį. Mylėjo, prižiūrėjo, viskas, ledos, šokoladas, nu kiek įmanoma, viską gerai nupasakojo telefonu. Per nuotraukas nieko rimto nesimato. Žodžiu, atvažiuojam pasižiūrėti. Ir pasakoja tą žmoną, kaip jis ten myli tą savo mašiną, ten plauna, valo. Aš tik prieinu prie kėbulo iš karto, matau, kad tuose tunelinėse plovyklose visą laiką plauta, nu juoda spalva iš kart, matos, ten nubraižyta visa. Pasikeliam kapotą, tepalai prabėgė. Ir man girdžiu pasakoja tą žmoną, va, nesenai buvo servise vyras, Mersų centre buvo. Ir nerado jokių defektų. Visas variklis iš vienos pusės, iš kitos pusės tepalais apsipylęs. Užkuriam, DP filtro, netgi to nėra. Nu žodžiu, ant kiek yra kartais net ir šlykštų, ir graudų, va taip žiūrėt, kaip žmonės meluoja. Nu, kam to reikia? Aš prisistačiau telefonu, kas aš esu, ko aš užsiimu automobilių pirkimų, pardavimų, paieškom. Ir vis tiek skiedžia belia kaip. Nu, ten vyresnio amžiaus žmonės, gal jie nematė ten tų socialinių tinklų. Tai, kaip sakant, whatever. Visokių žmonių yra, bet, nu, liūdna. Kaip bebūtų, suvažinėtas, aš 70 km į vieną pusę, be reikalo. Nu ką, aišku, man sumokėjo pinigus, gaila labiausiai kliento, nu, bet toks gyvenimas, ne visi mes mokam atpažintos variantus iš pirmo karto, tiksliau čia net nemokėjimas, o ir dar sėkmės faktorius labai įsijungia. Tai tiek žinių, nepasigaukit ant visokių saldžiai kalbančių pardavėjų, netgi kai jie yra privatus asmenys ir įtikina, kad ilgai turėjau automobilį, remontavau, mylėjau, prižiūrėjau. Viską reikia tikrinti. Melagių visokių yra. Tiek žinių.